Šeštadienį visi šilavotiškiai skubėjo į Šilavoto Davatkyną. Čia buvo pristatyta Jono Mikučiausko ir Algio Petkevičiaus knyga Pažinkime Šilavoto kraštą. Renginio metu autoriai kalbėjo apie knygos gimimo ir kūrybinį etapus. Susirinkusiaisiais diskutavo, kaip būtų galima pagražinti Šilavotą ir jo apylinkes. Visi galėjo pasigrožėti kraštietės Dalios Petkevičiūtės fotografijų paroda Pavadiname pabaigą, kad pamirštume. Šilavoto pagrindinės mokyklos mokiniai pasidalino įspūdžiais apie knygelę. Be to, šventės dalyviai turėjo galimybę laimėti naująją knygą atsakydami klausimus viktorinoje. Renginį vainikavo Marijampolės savivaldybės Liudvinavo laisvalaikio salės teatras Žalias sodas, pristatė spektaklį Mediniai stebuklai arba dievdirbio Vinco Dovinės gyvenimas ir darbai. Pasižiūrėkime. Štai, o mes galime pasidžiaugti, kad apie mūsų kraštą šita knygelė nauja, kurią šiandien pristatom, yra jau 7. Ir čia štai pasidėjom visas tas, kurios yra išleistos nuo 2002 metų. Taigi labai džiaugiamės dar viena knygelė ir iš tiesų norime pasididžiuoti, kad jos tikrai neprastos. Čia Šilavotas netoks jau įžymus visą seniūniją, bet yra keletas paminklų, piliakalnių, pilkapynai. Pilkapynas yra. Nu toliau graži bažnyčia, geri žmonės. Tai viskas po biskį sudėta ir tas į tą knygą viskas patalpinta. Kaip kilo idėja kurti šią knygą? Atvirai, tai čia ne mano idėja, čia mano draugų. Jis man paskambino, kada ir sako, tu ten vietoje gyveni, daug viską žinai. Ir pabandymų, sako, išleisti, kad tą Šilavotą kažkas tai daugiau pažintų. Gražios vietos, graži gamta. Jis sako, reikia pareklamuoti. Va, tai jis man davė tokią idėją, paskiau pradėjau jau bubiškį ir rinkti medžiagą, nuotraukas, va taip ir išėjo tą knygutį. Tai pažintinio pobūdžio knyga, taip? Jo. Ar bandėte kaip nors ją pateikti meniškai, ar tai tiesiog, kaip galima sakyti, trumpa enciklopedija? Aš neprofesionalas, kaip sugebėjau, taip ir išėjau. Va, tai mano buvo, tai, kaip sako, toksai juodas darbas, o paskiau šamaketavo Prienuose. Toksai vyrukas, va, ir padamiau leidyklą. O kaip išėjo, gerai, blogai, tegu sprendžia tas, kas skaitys. Ar su bendraautorėmis sutarėte, galbūt buvo kokių nesklandumų? Ne, tai jeigu iš jo pusės buvo nesklandumai, bet jis man nedrįso sakyti, kadangi jis mano mokinys. Šiaip jau knygų tai būnagi visokių. Ir įvairiais tikslais žmonės jas įsigyja. Vieni nusiperka knygas tik tai tam, kad padėtų į lentyną ir jos ten gražiai atrodytų. Na ir galėtų pavaidinti prieš draugus, kaimynus, kad jie išsilavinę žmonės, kad jie mėgsta skaityti knygas. Kiti knygas skaito nuolatos ir tą pačią knygą ne vieną kartą ima į rankas. Žinoma, aš tikrai negalėčiau sakyti, kad šitos knygos, kurias išleidom čia Šilavote, kurias direktorius, buvęs mokyklos direktorius Mikučiauskas taip rūpestingai surankiojo po kropelytę, po grūdelį ir sudėjo čia, kad jos nepapuoštų bet kurios knygų lentynos, nes iš tiesų labai apgalvota viršeliai, labai patrauklios jos. Tačiau tikriausiai pati didžiausia vertė ne viršelis, o tai, kas yra knygos viduje. Ir apie vertę jų aš jau turiu teisę, manau, kad tikrai turiu teisę kalbėti šiandieną, nes tos knygos yra naudojamos. Kai mūsų vaikai mokosi istorijos ir jiem reikia sužinoti apie savo kraštą, tai istorijos mokytoja, nors ji, pavyzdžiui, šiemet 1 metai pas mus mokykloje, ji vaikšto visą pusmetį su šita knyga. Ir viena, ir kita. Ir vaikams veda šito krašto istorijos pamokas. Kai pavasariop 10-okam reikia laikyti kalbėjimo įskaitą, gal taip aš pavadinčiau, ruošti viešasias kalbas, vaikai renkasi
kalbas apie savo krašto įvairius objektus, apie savo krašto žmonės, o daugiausia medžiagos ir vėl randa būtent šitose knygose. 46 metus išdirbau mokykloje, iš jų 26 direktoriavau. Pasiau, kad išėjau į užtarnautą poilsį, tai nėra kas veikia namuose, televizorius atsibosta, kažkokią tai veiklą reikia užsiimti. Nu tai pabandžiau. Tai čia mano ne pirma knygutė, čia išleidau vieną kitą, paskatintas draugių savo tokių lituanisčių, gerą atmintį turiu, va taip ir išėjau. O kokias esate knygas pristatę šiame Davatkyne? Nugi pristačiau Nutilę kaimai. Čia dabar ties yra turbūt jau 7 kaimus, surinkau visą medžiagą apie tos kaimus, kurie jau išnykę faktiškai. Dabar tai arba nieko nėra tų kaimų vietoje, arba likę po vieną sodybėlę, tai nieks negyvena. Toliau buvo pirmutinė knyga mano gimtinė Šilavotas. Tai visa Šilavoto kūrimosi istorija sudėjęs, kada buvo įkurta pasakyta bažnyčia, kada seniūnijos centru tapo, apylinkės centru, kada buvo ambulatorija įsikurta, taip viską tokia istorija iš šito Šilavotų. Ir kas dar paskui prieš tai buvo pristatyta dar viena knygutė, Išskridę sugrįžta prisiminimuose. Tai apie buvusią Šilavoto vidurinės mokyklą pagrindę, 15 laidų išleidau. Dar prieš vidurinę iš progimnazijos tokį vieną kitą, kuri biskį įdomesnį, kaip sako, ir ryškesnį pėdsaką palikau Šilavote. Ir paskui keletas tokių iš tų jau jaunesnių kartų mokinių, kurie kažką tai veikia. Įdomiau, tai dailininkų yra vienas kitas, tai vėl kažkas tai va taip. Tai taip ir bėga vakarai. Šilavotas iš tikrųjų ypatingas miestelis. Kaip manote, ar užtenka jau išleistos literatūros apie šį kraštą? Turbūt gal atsiras kažkas tai daugiau papildys tą, kas čia jau mano parašyta. Gal kitam kažkokiu tai naujų idėjų. Niekad nėra, kaip sako, jau visko, kad jau užtenka. Visą laiką turi žmogus tobulėti ir ką sužinai, tai, kaip sako, ant pečių nenešioji. O kam pasiūlytumėte perskaityti šią knygą? Visiems, kas domisi Lietuva, kas domisi graži gamta, tai mes Šilavotas koko, bet šito jau tikrai nestokojam. Vat ir va jūs čia esat. Šitos visus miškelius tai sodino prieš 100 metų Šilavoto įkūrėjas kunigas Radušis. Va, tai didysis tas Šilavoto kalvagurbis yra, kai važiuoji tenai, tai gali labai toli matyti keletą kilometrų. O jei lipi į bažnyčios bokštą, tai 7 parapijų bažnyčios matyti. Taip, kad kas domisi, kaip sako, šiuo kraštu, visiems bus įdomu, aš manau.